Ir štai su šiuo barkodu mes visame pasaulyje susigrąžiname pinigus į banką ir dar gauname pirkimo taškų. Ir daug kas nežino, ką su jais daryti, kur juos panaudoti, o mums tiesiog programėlė visą laiką parodys, kur artimiausiu joje vietoje galime juos panaudoti. Tai va, aš dabar randuosi Lenkijoje ir aš Lietuvoje pirkdamas, braukydamas, praeitą savaitę surinkau pirkimo taškų, gavau pinigų į banką, dalį įdarbinau pinigų, bet galiu atvykęs, įsivaizduokit, grįžo man iš Maksimos, iš Lukoilo, iš Detavos, iš Viprės, iš kitų kavinių Kauno, pavyzdžiui, grįžo gryni pirkimo taškai, tai yra SP, aš galiu juos ateiti, pavyzdžiui, panaudoti 8 pirkimo taškus, ir aš sutaupyčiau 200 zlotų. Tai yra kiti pasiūlymai, Lenkai, jie geri verslininkai, jie moka pritraukti klientus, jie man sako, ateik, Valinai, pusė taško nurašysiu, ateik čia, tiek taškų nurašysiu, 66, vieną tašką, sako, sutaupysiu tiek ir tiek. Ir man yra daugybė pasiūlymų, kur 0,40, vieno pirkimo taško vertė yra nuo 5 iki 10 eurų. Tai čia skiriasi kiekvienai partai pasiūlymas. Tuo labiau, sakysim, kad mes su cashback kažkur randuosi vidury Anglijos, jau ne Anglijos, tiksliau Lenkijos. Ir matot, yra irgi, kaip sakau, Carrefouras tokia didelė kaip mūsų Maxima ir mažesnės parcelės dar yra su papildomom dovanų kortelėm, o didėjų prekybos centrai jau perėjo, matot, prie apsipirkimo būdas yra cashback kortelė, kur tiesiog parodau savo barkodą, tai yra atėjęs į parduotuvę, parodau savo barkodą, šitą kortelę ir aš gaunu vėl pinigų į banką, pirkimo taškų SP ir pirkimo taškų SP įdarbinimui. Kaip, pavyzdžiui, patekti iki to Carrefouro, paspaudžiam žemėlapį, labai patogu išlipom, kažkur tai Lenkijoje randamės, man parodys, aš dabar randuosiu ant trasos, ant greitkelių, man rodo, yra Carrefouras, bet šiaip galiu pasižiūrėti, kur dar kiti artimiausi Carrefourai pas mane pakeliu yra. Tai matot, Carrefourų, kurie veikia jau su cashback, Lenkijoje tikrai perėjo jau nemažai. Nu, čia didinamės, bet jeigu man reikia iki artimiausio, aš galiu tiesiog paspausti, kad važiuojam iki artimiausio. Arba prireikia degalinės, yra BP, Orleans su cashbacku. Žiūrėkite mano kitus filmukus, parodysiu, kaip susigrąžinti iš degalinių pinigus Lenkijoje. Vėlgi, man rodo, artimiausias degalinės yra paprastas patarimas, niekada nepilkite kuro Lenkiją ant trasos, ant to greitkelio, nes visą laiką bus brangiau. Paprasčiausiai yra pirkti, geriau yra šalia, pavažiavo šiek tiek į kilometrą ar 2 į miestelį. Ten bus daug pigiau, kokie galima sutaupyti nuo 20 iki 60 lenkiškų centų. Net kartais kai kur net irgi 80 centų. Žiūrėkite kitą mano video apie Lenkijos degalinės. Dabar važiuojame į Carrefourą, pirksim bandelių šviežių. Kaip da važiuoti, spaudžiam. Matot, iš karto programėlė nukreipia. Man sako, šiek tiek pasuksim nuo trasos ir apsipirksime su cashback. Head west, then turn left. Continue for 1 kilometer. Lenkija garsėja labai daug reklamų prie kelio. Second exit onto Lodka.
Na, kaip matot, kuo aptarnauja cashback kardas. Reiškiasi, nereikia jokių papildymų, tiesiog barkodą parodysim ir pirksim. Kur tos saldainės, cukierkos? Nu, va, matot, paimsim akcijinės prekės, 3 rageliai už 4 zlotus ir gausim dar vis tiek cashbacką. Taip, kaip matote, pirkom ir akcijinės prekės. Va, visos kainos yra va, nuo 3 kroisantų 0,48, viskas numesta ir matot užfiksuota kokia kortelė, parodžiau barkodą, Lioness, viskas. Dabar va, dar nuo šitos sumos mes susigrąžinsime pinigus į banko sąskaitą, vėl gavome pirkimo taškų ir vėl gavome pinigų įdarbinti į sąskaitą. Štai taip perkame paprastai su cashback. Greitai ir Maxima pereis, tik Maxima sako, kai jūsų bus daugiau, todėl rekomenduoju visiems jungtis kuo greičiau į Lioness, kuo mūsų, kai pusė Lietuvos turės šitą cashback kortelę, Maxima mielai įves šitą mūsų barkodą. O dabar tiesiog, kadangi yra nedaug žmonių, kurie naudojasi, tai Maxima nelabai skuba. Todėl norite, kad greičiau viskas veiktų, rekomenduokite tai visiems savo draugams. Iš to dar uždirbsite pinigus.